Labas rytas iš kovo 29 dienos. Šiandien yra šeštadienis ir Pozitanas mūsų pasitinka, nežinau kaip čia matos, nesimato. Su lietumi yra Domas baubė. O, ar matos kas nors? Matas, bet... Gal tu manęs nefilmuoji? Nes tu su triusikais vaikštas, nerodysiu Domo. Kol jis neapsirengs. Lyja. Aš norėsiu naktį vieną dalyką padaryti. Citriną nuskinu? Taip. Aš galvoju, ar galima. Ir pabandyti paragauti. Ten Aha. auga citrinas, aš fotkinau, ką man irgi... Kaip patogražus. Man noris irgi nusiskinti ir suvalgyti citriną, kurią pati nusiskyniau kažkodėl. Tai žiūrėsim, ką šiandien atneš, tikiuosi nustos bent kažkuriuo metu lyti ir pavyks mums normaliai pasivaikščioti, jeigu ne, nežinau, gal su skėčiais bandysim kažkur išlysti. Aš dar tokia užtinus visai neblogai miegojau šiąnakt. Pirmą kartą patogiu lovą. Užtinus, ką tu žiūrėjai? Aš žiūrėjau Shark Tanką. Domas norėjo miego, bet jis 10 valandą jau norėjo miego. Aš iki 11 pažiūrėjau netgi. Kodėl tu žiūri Shark Tanką? Nes man tiesiog yra įdomu. Kažkodėl, nežinau, kodėl kaip Kas narkotikas. ten įdomus? Viskas. Ten viskas. Papasakok. Ne. Žodžiu, gerai, eisim pusryčiauti Ne. ir žiūrėsim, ką šiandien pavyks nuveikti. Ten pležiukas, kur iš mūsų gali nueiti. Ja. Vau, koks vanduo po biškį atsiveria. Gražu. Nors ir lyja, pasiėmėm skėčius ir bandysim kažkur. Gal ten nueiti išsimaudyti? Bet vau, ten kuo toliau, tuo labiau mėlynėja. Laukiam, nežinau, nesimatai, čia kažkur autobuso. Vėl bandysim lėkti ir šį kartą pabandysim nukeliauti iki Amalfio miestelio, ten skaitis, nežinau. Ja, ten Amalfio miestas. O šita pakrantė yra Amalfi Coast. Na. O jeigu numetė Amalfi Coast ženklą, tai jis ant Pozitano net numetė. Kažkodėl, jo. Tai va, žodžiu, pasimsim Įdomu, ar autobusiuką tas ir bandysim Amalfis kažkaip toks nukeliauti. pataukštas, Nu, turėtų man pats ten daugumą. Gali būti, kad Pozitano gal aukštesnis yra. Pamatysi. Pamatysi. Pilnutėlis vėl autobusas, bet mes gavom atsisėsti. Tai atėjom ir gavom atsisėsti. Aišku, dar reikia lysti. Pusė žmonių nežino, kur važiuoja. Nu, iš esmės, tu gali žemėlapį žiūrėti ir sekti, kur tau reikia išlipti. Jo, gerai, dabar vėl lėksim su vėliu. Žiūrėsim. Centimetrais mašinos čia. Ai, ne šitą. Tokia plona vieta čia. Autobusų pranešimų. Posūkį reikia visą kelią. Ai va, bekapinas mašina viena. Viena mašina. Žiūrėk ant tolos. Ir čia tokie maži namukai įrengti. Žiūrėk, kaip cute. Daug tokių. Telpa. Siaurų keliukų problemos. Netelpa. O, kai trenkė. Šitas, kad sako, gerai. Kur trenkia? Į autobusą.
Atsistot. Nu, centimetrai. Nu, tikiuosi ne, nes aš šone sėdžiu. Uf. Tilpom. Važiavom ir čia važiavom Amalfio miestelį, bet mes su Adomu jau nusprendėm, kad mūsų Positano truputėlį atrodo įspūdingiau. Taip, faina čia irgi. Kažkaip atrodo čiut mažiau tų namukų ant uolų. Mūsų day tripas. Čia mūsų day tripas, bet reiktų nelabai užsibūt, nes neaišku, ar tilpsim į autobusą, nes ten labai daug laukiančių žmonių. Atėjom į kažkokį jūros gėrybių restoranėlį, pasėmėm kažkokį miksiuką žuvyčių, šrimpų, nežinau, bandysim, ne? Kvepia visai skaniai, atrodo įspūdingai irgi. Išvada. Viskas čia miela, cute, žinai, įdomu, bet gal mūsų Positana man šiek tiek įspūdingiau. Jo, jis pakeltas yra jau kaip ir kalnų. Daugiau tų namukų, pačios tos gatvelės, čia tiesiog įeini tiesiai, o pas mus vis tiek turi vinguriuoti. Tarkim, kad ir centriniai toj daly, kur, tarkim, net ir visos parduotuvytės. Kremo paragauti. Nu, Domai, ragauk pirmas. O, okei, čia labai giršta. Žinau, šerbetas. Ne, čia turėtų būti citrino Gali šerbetas. servetėlės atremti. Išbandom. Nejuda telefonas. Ne. Išbandom. Atsargiai, tu iš... Jo. Darbiškis, tačiau reikia. Darbiškis, tačiau. Pagaliau. Įdomus dalykas. Kaip pistačių. Atsargiai, kad neiškristų. Gerai, einam. Gerai, kad priminei. Adomas man priminė. Matai, tokie youtuberiai. Adomo kokie gražus makaronai. Ir Jo, mano risotą. Skanaus mums. Ir dabar tiek. Tai grįžom po vakarienės, kaip Adomai tavo vakarienė. Man šiaip labai patiko, labai geras rizoto. Visai daug. Kaina... Žodžiu, jie atnešė 2 limončelo špricus. Ir ten vien alko buvo, be šampanų, man atrodo, nemiksuota. Aš galvočiau, kad galėjo būti biškiuką Labai iš proseko, karto- nes buvo burbuliuota. Labai iš karto bazą pajutau. Aš net neatsiminiau, ką užsisakiau. Šiaip labai estetiškai gražus maistas buvo ir labai skanus, va, kaip čia atsirakin. Dabar mes sakom, darysim misiją šį vakar. Nu tai tu nori tos citrinos, va. Ar mes Šlapia, ne? sugebėsim Aišku, biškiuką jo? šlapia. Ar mes sugebėsim pavogti citriną? O tai ten yra žemai kabantis vaisius. Ar o blemba, šlapia, palauk, leisk mane. Ai. Gal tau atneš, palat? Mes visai, kol vaikščiom paskutinę valandą, visai pradėjo lyti. Nežinau, kiek čia palauk. Vis prisidėjo. Girdis. Man įdomus atnešė man nusivalyti kojytės. Ten yra literaliai žemai kabantis vaisius. Ten yra literaliai. Aš sakau, aš visai norėčiau pabandyti nusiskinti citriną ir ją suvalgyti. Aš jau vieną suvalgiau. Nes jų yra visur pilna ir ant kai kurių medžių netgi būna. Man Bet gaila. aš suvalgiau citriną, aš šiandien. Tomas valgė. Mes, kaip matėt, nusipirkom tą jų populiarų, kaip čia pasakyti, ten šerbetas, man rodos, kuris yra sudėtas į citrinos žievę.
Adomas valgė tą žievę. Domai, kaip tu jautiesi? Norėjau pozitano, pajust simbolio skonį. Žodžiu, dar nusipirko magnetukų. Bet mes visada tą idėją turime, ne? Jeigu mums kažką pateikia maisto, reiškia viskas yra valgoma. Skirtus anglis Lietuvoje, kur pateikė, atsimeni, kur buvom? Ir tai jas norėjo į džiaugsmą. Aha. Adomas norėjo džiaugsmą valgyti. Ten tipo buvo žuvis, ar ne, tam buvo? Žuvies spurgytės. Ai, žuvies spurgos ir bet su akmenukai sumaišytas. Ir nežinai, kur žuvis, kur akmuo. Visai smagus prieš paskutinis vakaras. Pasivaikščiojom Amalfi, kaip matėt, tada sugrįžom į Pozitaną, nusprendėm, kad Pozitana mums labiau patinka. Nors ir lyjo lietus, bet nu nieko tokio, čia jau priėmė orą toks, koks jisai yra. Ir dabar grįžom jau į kambarį, dar tik 6:30, bet tiesiog nėra labai jau malonu, nes šlapios kojos buvo. Ir šiaip pradeda tempt. Mes anksti pradėjom, nu. Ir sutemsta po 6:30. Jo, nu tai ryt stengsimės anksčiau atsikelt, nueit pavalgyti pusryčius ir keliausim atgal į Romą ir bus paskutinė mūsų diena. Turim jau porą, nusimatę porą taškų aplankyti, tai yra tą restoraną, kuriame buvome pirmą vakarą. Tai, žodžiu, varysim ten, pasivaikščiosim vėl prie Koliziejaus. Šį kartą mūsų viešbutis yra gerokai arčiau stoties, nes pasirinkom tokį tašką, kad ryte nereiktų skubėti, galėtume pavalgyti, pasiimt daiktus ir keliauti į oro uostą gana patogiai. Tai toks mūsų prieš paskutinis vakaras, turi ką nors pasakyti. Aš matau, kad nori kažką pasakyti. Ai, mes bandėm atspėti, kiek vanduo kainavo restorane. Aš sakiau 10, tarp 7 ir 10 eurų. Aš sakiau iki 4. Tu sakei 2 iki 4, ne, bet... Aš atspėjau. Bet jie pridėjo serviso mokestį 6 eurų. Pasirodo, kai kuriuose, aš net nežinau ar visur, bet aš tą žinojau faktą, kad kai kuriuose restoranuose jie turi tą tokį kaip po serviso ar prisėdimo mokestį. Bet jis dažniausiai būna mažesnis. Kas sakė, kad Italijoje špricai po ten 2-3 eurus, tai 12 mokėjom, mančiau. Ir šiaip mačiau pigiausia pačioje Romoje gal 5 eurus. Pasidalinkit jūs komentarus, jeigu jūs matėt kažkur pigesnių, gal mes tiesiog nemokam ieškoti. Tai va, tai toks mūsų prieš paskutinis vakaras, kol kas visa kelionė visai smagi, visai sėkminga, aišku, apart ten Neapolio porą tų tokių nesmagesnių nutikimų, nu nėra, kad jie labai nesmagesni, tiesiog, kad aš įlipau į balą, tiesiog lyjo, nežinau, tas vietos keitimas toks sudėtingesnis pasirodė, tai tiek ir šiaip gal tas pats miestas nebuvo mano pats įspūdingiausias palyginus kokią Romą, kur buvo pirmas įspūdis labai stiprus ir toks geras. Šiandien tikriausiai tiek. Susitiksim rytoj. Labas rytas iš kovo 30 dienos sekmadienio mes į Sorrentą dabar, ne? Domai, kaip tau rytas? Neleido man daiktų padėti tam turėlį, taip? Aš pati pasėmiau. Ja, savarankiška panelė. Taip, koks vaizdas, gražus, vėlinas andomatas. Tai vaikščiojimas su lagaminais nėra pats lengviausias dalykas, galiu pasakyti. Tu čia turi 2 variantus. Vienas yra labai patogus su taksu, brangesnis, kitas yra labai pigus ir labai nepatogus su autobusu. Nėra kažko per vidurį, ne? Ja. Arba 2,40 € arba 150 €. Ryte kaip ir nėra labai šilta, bet kai tu lipi į kalną su lagaminais, tai pasidaro labai šilta. Dabar jau biškitų nebe toks šlapios, bet buvo ryte tiek aš, tiek, nu ne ryte, čia prieš kokį gal net 5 minučių užlipom vargais negalvoju. Ai, nu lagaminas mano ne iki galo telpa, tai Adomas laikoma. Žodžiu, atsikėlėm ryte, pavalgėm pusryčius ir tada prasidėjo mūsų smagioji kelionė su lagaminais iki stotelės. Nu, spėjom į tą ankstesnę, kur... Wow. Noriu pasižiūrėti, o žiūrės su vandeniu. Čia gal vienas didingiausių tokių vaizdų.
mūsų gražaus vaizdą. Ir galiausiai spėjom į ankstesnį autobusą, su kuriuo mes pasieksim Sorrentą, iš Sorrento paimsim traukinį, ten jau neturėtų būti sudėtinga, nes ten traukinių stotis kaip ir netoli. Ir tada keliausim į Romą. Iš Sorrento tiesiai, ne? Ar ne, iki Neapolio ir tada? Sorrento į Neapolį. Ai, ir iš Neapolio į Romą. Žodžiu, tai va. Bet koks vaizdelis. Toks paskutinis mūsų trečias šios kelionės, tai tikiuosi, čia buvo sunkiausia dalis ir dabar nebe taip sunku. Čia, man atrodo, šiandienos sunkiausia dalis. Šiandienos Kas nuo rikošėtas. dabar bus lengviau. Gerai, aš pasigražėsiu dar vaizdais ir susitiksim vėliau. Jėtus, kokie susivėlus. Esam traukinių stoty, laukiam, pravažiavom pirmąjį autobusą, pravažiavom antrą traukinį iš Sorrento į Neapolį, tai dabar Neapolį išlipom. Toks mažas Toyota 16K. Žodžiu, dabar laukiam paskutinio savo traukinio į Romą. Važiuosim valandą, ne? Valandą 5 gal. 11. Bet apie valandą. Žodžiu, pasimėm šį kartą greitai į traukinį, tai kaina buvo dvigubai didesnė, kiek už vienas bilietas 50. Apie 50. Jo, tai nepigiai, bet kažkaip nusprendėm, kad verta nuvažiuoti greičiau, nes jau ir taip šitą kelionę. Nes šitą kelionę jau ir taip ilgai tęsės, tai norim tiesiog greičiau nusigauti jau į vietą, pasidėti daiktus ir būti vietoj. Žodžiu, čia mane leis kalbėti, čia vis kalba per garsiaką. Etnos ugnikalnis, Aura. Čia liepkalnis. Aš neturiu komentarų šitiem tavo komentaram. Aura sakė, jeigu sniegas yra, reiškia Alpės. Esam Romoje. Karšta, Domai, man irgi karšta. Aš nesuprantu, kaip žmonės laukia sustriukė man su šitokiu megztiniu šaltu ir karšta. Žodžiu, atvykom į mūsų viešbutuką. Viešbutukas labai kuklus, nedidukas kambarys, bet mums čia permiegot paskutiniai nakčiai prie stoties pasiėmėm, kad būtų patogu rytoj ryte. O, žiūriu, arbatytę, plovytę. Pažiūrėkim. Į gatvę. Telikas, spintutė, dar vienas veidrodukas ir vonia.
Tai toks mūsų paskutinės nakties kambariukas. Nu va, jau susiruošėm ir jau net esam prie vieno iš objektų. Čia kažkiek vila. Kur tas yra? Borgesi. You are here. Nėra tokia. Nežinau. Vila Borgesi. Šalia turėtų būti. Žodžiu, tai čia toks yra didžiulis, milžiniškas, gražus parkas, tai pabandysim pasivaikščioti kažką dar pamatyti. Vis tiek noriu save atrasti. Ai va, okei. Čia Borgesi muziejus. Turiu porą taškų pasižymėjus, ką norėčiau pamatyti. Pasistengsiu, jei nepamatys, tai nieko tokio, nes manau, kad šitas parkas ar taip bus gražus. Nes šiaip visai daug žmonių. Ką sakėjai, Adomai? Bet mama su kopėčiom turėtų atkirpinėti tujas. Tėtis apkirpinėja. Čia galėtum ir statulą iš jų užkarpyti, ne? Galėtum. Tai esam tame parkelėje, atėjom prie kažkokio čia stadioną, nežinau, bet šiaip tiesiog toks labai kiūtas. Vietiniai čia ateina. Pakartok. Vietiniai ateina nuo turistų pasislėpti, bet mes juos surasim. Mes juos randam, jo. Visai gražu. Lauke šilta, 21 laipsnis. Ir kai kurie sustriukėm pradžioje ir man buvo vėsu, bet dabar šilta. Tai džiaugiuosi, kad nesėmiau striukės kol kas. Norėtum visada turėti Casa di Boli. Ir romantikos visas grožis, kad tu stovėjai eilutėj, kad 20 minučių pasiplaukėt valtelę. Adomai, kodėl tu nestovėjai su manim prie valtelės? Nes Aurelija prūdą turi sadoj, panašaus dydžio. Nu, sakyčiau, čia kaip du prūdai. Pripučiamą valtį, galėsim pasiplaukėt. Ir kiek norėsim, nebūtina. 20 minučių nelimituos gal tėtis. Casa di Boli. Non era veramente paura degli elefanti. Oho, mes kai buvom praeitą sekmadienį, čia tikrai nebuvo tiek daug žmonių. Ką reiškia geras oras? Nežinau, kas daugiau. Praeitą kartą buvo gal renginys, tai... Praeitą kartą buvo prognozuotas blogas oras, bet buvo geras oras. Jo, dabar tai čia, wow. Kai mes radom paslėptą kelią, ten buvo bėlien kiek žmonių lipančių. Čia vienas kitas. Nuo mūsų praeitą sekmadienį skiriasi kaip diena ir naktis. Domas nežinau kur lėkia, bet mes pasimėm pagaliau. Gelato. Labai gražiai padarė gėlytę. Persigavai, nebenorėjai Kauno. Ne, Kaip tavo ledai? nes čia daug įdedu į dėžutę. Čia tik chocolate, hazelnut. Nu, paragau. Pas mane pistacijas ir tiesiog hazelnut. Gerai, valgom. Kur mes vėl atkeliavom? Gerai, einam. Čia. Mes net nenorėdami. Čia nėra gero kelio, iš tikrųjų, man taip rodos. Čia visur. Daug žmonių, aš tik galiu bandyti įsivaizduoti, kiek čia žmonių yra vasarą. Mes dar tik sezono pradžioj. Saulėris daryti. Ne. Adomai, ar tu nori čia būti? Ne. Čia jau truputėlį mažiau žmonių, bet Kas tiek mažiau? labai. Grandiozinis niekis. Nu ne. Aš vinį išsitraukiu už kojus. Jo, Adomas sako, guma gal prilipo prie pado, pasižiūri, vinis įstrigus. Šratas tas.
Gerai, kad padas storas. Tai va dabar einam pakeliui į restoraną, ten, kur buvom patį pirmą vakarą, ten mums kaip ir labiausiai patiko. Sakom, užbaigsim šį kelionės. Šiaip vakar geras restoranas buvo. Bet tu negrįši dabar ten. Nu taip. Nu, bet turiu omeny Geriausias Romų. Romos, taip. Uždėsiu gal pavadinimą, gal kam bus įdomu. Tai pavalgysim, dar pasivaikšsim. Sąlyginai geriausias. Iš tų 4 bandytų ar 5. Kiek pavyko? Tai va, tai pavalgysim ir dar pasivaikšsim prie Koliziejaus, nes čia mums irgi labai patiko visa šita vietovė. Tai ir tikriausiai keliausim į viešbutį pasiruošti jau rytojaus skrydžiui namo. Mes atsistojom į eilutės galą. Reikės palaukti, bet nieko to. Pradžiai pradėsim nuo įvairių mėsyčių su sūriais. Ką tik pavalgėm, kaip matėt, užsisakėm, kaip ten skaitės, Cuttingboard. Kulto ir sūrių lėkštė. Žodžiu, jo, užsakėm vyno naminio vėl ir po pastą. Ir tada dar galvojom, dar pasimsim pizzą. Sakom, nu jau paskutinį vakarą damušim. Tai gerai, kad protingas mūsų serveris sako, aš tokius variantus matau kiekvieną dieną ir pizzos neužsakė. Nu, tipo, būt palaukęs ir būt užsakęs, nes ten neužtrunka padaryti, tai cancelino pačiu laiku. Pasirodo, mes buvom pamiršę, kad ten pizzos dydis, ne pizzos, tos pastos dydis yra labai didelis, tai. Bet pasta labai skani, tai tikrai rekomenduoju, kada būsit Romai, apsilankyti šitoje vietoje. Už pastą su burata mums po 20 eurų, bet tikrai verta. Ten galima tikrai, jeigu mėgstate truputėlį mažiau, tai galima tikrai pasidalinti ir tikrai, manau, užteks. Jo, paskutinis mūsų vakaras, bet toks. Vargais negalais grįžom į kambarį. Įdomus, koks pavaras. Yra pagrindas, kodėl mes filmuojam iki pusės save. Žiauriai karšta mūsų kambarį, tai langą atsivėrėm, nes negalima būti čia, nežinau. Pasakoji apie vakarienę? Taip, pasakau, kad mums pasiūlė nevalgyti pizzas. Suvaikščiom vėl 25 000 žingsnių, tai kojos, o jie kaip skauda. Tai paskutinę dieną užbaigėm taip su, kaip čia pasakyti, stipriai. Buvo daug įspūdžių, daug visko per šias 8 dienas, ne? 8 gal. Intensyvų, seniai tokios intensyvios kelionės neturėjau, kur būtų tiek daug vaikščiojimo, pažinimo, pamatymo. Italija, nu ir man ypatingai Roma gal yra tikrai verta aplankyti. O Romai gyveno romėnai jau? Gyveno. Ne? Jaučiu, šiandien užbaigiu čia ir susitiksim rytoj, kai jau keliausim namo. Pakomentuokit jūs, kas esat buvę Italijoje. Koks jūsų mėgstamiausias miestas buvo? Man tai, sakau, kol kas iš 3 aplankytų labiausiai patiko Roma. Ne, man tai Paryžius. Gerai, labanakt, mum einam ilsėtis ir ruošimės rytojaus kelionę. Labas rytas. Mes jau esam traukinių stoty, labai daug žmonių. Laukiam savo traukinio ir kas įdomu, kad nemažai traukinių, nežinau, kaip čia matos, nesimato, yra dėlėjanta arba cancelinta. Vienintelis kol kas bent jau matėm traukinys į oro uostą išvažiavo lyg ir laiku. Tai tikiuosi ir mūsų traukinys išvažiuos laiku. Tam neduoda platformos. Tam neduoda transporto. Kažkoks balaganas darosi ir skaičiau, kad kažkada turėtų prasidėti streikas, būtent Makros traukinių vairuotojų, tai tikiuosi ne šiandien jis prasidėjo, nes kiek skaičiau balandžio 4 ar 6 turėjo būti.
Šiandien dar... Gal tą 9 valandas išeina. O tai mūsų leis paklausti, tada reikia. Jo, leis. Tikrai? Jo, praeit visą. Nu, neįleis, tai neįleis. O tai tu paklausi pačiam trūkti? Aš tiesiog eisiu. Jeigu supykti, Jie lėmėsi vėliau ir gali būt, kad reikia važiuoti su šitu žinoti. su bėgimu reikėjo spėti. Tai čia Traukinį. dar laikas, bet žinai, jie duoda vartų platformą 5 minutės iki. Tada visi bėga. Tai pasirodo, ten vienas traukinys stovi, bet mūsų traukinys už. Pavyzdžiui, nesupratau, kodėl žmonės bėga, tada supratau, kodėl bėga. Bet visi bėga į pirmą vagoną, o aš nenoriu į pirmą, nes bus per daug žmonių. Vis tiek įsisirėpščiu. Aišku, turi būti išvykimas neramus. Iš to įstatyti jau verda problema šiandien, nes dėlėjai paiminasi, žinai. Jo, ir žmonės eilėse prie Olimpo taškiukų stovi. Niekam nieks neaišku, nesuprantu, kodėl nieks neina, nes buvo teoriškai žinau, kad ten visi laukia eilutėj praeiti. Atrodo, jie tiesiog stovi. Jie tiesiog stovi, nes traukinys turėjo būti prieš 2 valandas, bet jie galvoja, kad kažkas įsispręs greičiau. Na, žodžiu. Ristelė. Reikėjo prabėgti. Bet gerai viską suspėjom. Gal ir gerai, kad anksčiau išvažiuosim. Ne, tai kam laukti? Dar sekančio traukinio, žinai, kuris turi didesnį šansą kažkur pastrikti, jeigu jį blokuoti. Gal ir neblokuoju, bet taip nebūna. O mes čia į tai sėdam. Aš tikiuosi. Taip. Nes niekur nėra jokių užrašų. Tik 2-3 buvo parašyti. Nu, tipo, tai platforma ta, bet kad ten, nu, žodžiu. Bėgti pradėjo, visi tada bėgti pradėjo. Ar aš tiesiog pradėjau mane? Nu, nes šitą bandos ta psichologija. Aš bėg pradėjau, nes kiti bėga, bet paskui bėga. Galiu papasakoti, kas su stotelė įvyko, žinai, tada Pozitano, žinai. Ai, aš nežinau, ar aš pasakau jo, bet mes jau žinom, kur atvažiuos Pozitano tas autobusas, nes mes važiavom dieną prieš šitą kitą miestelį ir atvykom ten, nu žodžiu, buvom įsiaiškinę sistemą. Visi žmonės, aišku, patingėjo matyti pasiaiškinti ir jie stovėjo kitoj vietoje ir tikriausiai žiūrėjo mus kaip kokius durnelius. Kodėl mes ten stovim, bet tada, kai atvažiavo autobusas, mes taip ramiai įlipom ir net atsisės gavom. O kiti žmonės pirmiausia nei bilietukų turėjo, nes pasirodo tas tabako parduotuvėlė, kur pardavinėja bilietukus, nebeturėjo bilietukų, vairuotojas atsisakė pirkti, bet plus visi net ten stovėjo, nu žodžiu, buvo labai daug žmonių ir jie tiesiog neišvažiavo. Tai va, čia reikia labai visko domėtis, nes kitaip atliksi. Mūsų išvažiuos kokie 25 išskaičiau. Aha. Pradeda pailintis dėmėjai visur. Nuotykiais va prisiminiau, išvažiuojam. Gerai. Tikiuosi dabar jau viskas bus ramu, nes mes jau būsim oro uoste ir Aš nesuprantu, kodėl tu platformą nepateikė anksčiau. Na, dabar jau laukiam paskutinio tiesiog atkentėjimo. Sėdėsim, jeigu labai paseks, tai kur yra 242, mes per viduriuką. Aš manau, kad kažkas sėdės ten šalia ir mes turėsim... Tiesiog yra perpildyta turistas viskas. Turėsim tą kančios skrydį. Aš turistų kiekį pažiūrėjau, tai prieš pandemiją jau pralenkė tą skaičių. Gerokai pralenkė. Prieš pandemiją buvo 19 milijonų, dabar 23-35 milijonų. Nu, šiaip tai matos, nes ir ten duty free, ten tu nori ramiai apžiūrėti. Prieš pandemiją vidutinis viešbutis nakčiai kainavo 83 eurus. Dabar 23 metų data buvo 103 eurų. Tokia mūsų kol kas kelionė, dabar viskas buvo ramu. Nu nieko, ne taip blogai, nes skrendi dienos metu, tai taip nenori miego. Tai čia yra
privalumas, svarbu, kad nesidėtų žmogus, kuriam būtų sunku kažkaip išlipti, kai nori į tualetą, nes tada tu toks, nori į tualetą ir tu nieko negali padaryti, bet tada toks atrodo, kad ką, apsisisiot? Tiesiog paleisti visą šaibą. Tave išmesti, kaip neišmesti, ne? Jeigu apsisiotum? Apsišykė, apsiniai. Tiesiog. Atsitiko, ne? Atsitiko, neišleido, nes esu sėdėjus prie tokios senyvos seniorės, kuriai buvo sunku vaikščioti, bet aš negaliu, man reikia. Jinai turėdavo pakviesti. Kuris visą skrydį neišėjo į tualetą. Kad atrodo, matęs prakaitas ant nosies, ant kiek žmogus. Drebėjo, žinai. Jis ten išlipęs drebėjo visas. Ir šlapimas per veidą. Ir mes lyg ir jam siūlėm, ar nenoriu eiti, sakai? Ne, nesiūlėm. Ten tai buvo labai... Jis taip žirnėjęs ir aš toks jau noriu sakyti, žinai, bet... Atsiprašy, tipo, eik, nieks. Aš jau tu vienu momentu, tipo, mes abudu išėję buvom, tai buvo laisva praeiti, žinai. Jo. Tai čia jau jo biznis. Labai daug žmonių. Nežinau, kažkaip tą pirmą sekmadienį buvo laisviausiai mieste. Taip, o dabar sakau, atšilo, kuo labiau šils ir tuo, man atrodo, čia viskas labiau apsikraus. Sumoka vaikščioti kokie nuo 9 ryto mieste, žinai, iki pietų. Nuo 8 kokių ne. Nuo 8, jo. Tai nežinau, palauk, kada paskutinį kartą jaučiu oro uoste, filmau ir ten porą kadrų lėktuvė, dieve, jau galvo dabar nebedirba. Žodžiu, biškutį pasisekė labiau mums, nes gavom vietą, ten buvo, turėjom visas 4 sėdėti vietas, bet už mūsų eilėje buvo 3 laisvos vietos, tai moteriškė persėdo, tai turėjom tokią senutę, laisvą vietą ir mes du, tai buvo visai patogus ir greitas skrydis, iš tikrųjų pažiūrėjau daug filmų, šiaip labai neprailgo, aišku, dar yra truputėlį lengviau, kad mes jau buvom adaptavęs prie to laiko ir čia dabar būtų Italijos laikų vakaras, tai taip visai okei. Pavyko sugrįžti visai greitai, ten iššokom į traukinį ir panašiai. Pavykus kelionė gavas, daug įspūdžių, daug pamatėm, daug nuveikėm, bet jau norėjus truputėlį namo, nes kasdien būtų sunku tiek man vaikščioti dar daugiau. Žodžiu, biškutį prigrebėm Italijai dar lauktuvių, čia makaronų, čia savo pasiėmėm limončelo, nes atradau, kad limončelos špricas man labai patinka. O kažkur čia turėtų būti palaukint. Na, čipsui nupirkau pizzą, vienokios kavos, saldainiukų tokių ir dar turi būti tokios kavytės. Nieko labai daug, nepirkom, ir krūvo magnetukų. Tai palaukit. Nu taip, aš noriu palaukit. Netgi 4 man atrodo. Ir, aišku, tradiciškai magnetukų į mūsų kolekciją. Tai čia tikriausiai jau ir užbaigsiu šitą vlogą, tikiuosi jis neprailgo, žinau, kad šitas vlogas bus tikrai kelių dalių. Tikiuosi jums patiko stebėti mus, tai ačiū, kad žiūrėt. Nepamirškit užsiprenumeruoti, kas dar neužsiprenumeravo, pakomentuoti, nueiti Instagramą, ten labiau postinu realių laikų. Dar kartą ačiū, kad žiūrėt, kad buvot ir sutiksim kitose video. Iki.